mes dažniausiai mūsų organizmas nepratęs, kai jis turi tokį įdirbį gyventi kažkaip kitaip, tai mes pasiemam tą pliūpsnį ir vat tada klausiu, per kiek mes laiko jį išnaudojam, ką mes su juo padarom, kur jis dingsta, ar mes pastebim, kai dingsta, kiek laiko ten yra tas truputį pakylėjimas, pačiam sau susirezonavus į tą būseną. Ir tokiu atveju, kas iš jo išeina ir kaip aš tada gyvenu. Tai kad nebūtų tokių šventinių būsenų, kad jos protarpiais egzistuoja ypač sąveikaujant su kažkuo, mums reikia suprasti, kaip mes galim, ką mes galim padaryti, kad jas irgi turėti. Tai laiks nuo laiko gyvenimas parodo tam tikrus intarpus, arba parodo tikrai kiekvienam iš mūsų, bet ne kiekvienas fiksuoja, kad čia yra tai. Ne kiekvienas suriša, su kuo tai susiję, apie ką tai galbūt nesigilina ir ta teorija niekam neįdomi, bet kažkas, kai nori suprasti, kad, aha, jeigu aš galiu taip jaustis, tai aš norėčiau dažniau. Ir tada yra tie tokie šuoliai ir jie labai kontrastingi, kai aš galiu pasijausti geriau, kažkokia pakylėta, nepaisant to, kas vyksta aplink mane ir kaip gyvenimas verda, bet aš turiu kažkokią būseną. Ir tada labai kontrastuoja su to, kai jinai dingsta. Tada žmogui tie šuoliai yra labai besitampantis dalykas. Ir jeigu jis eina tokiu plėtros keliu, pavadinkim, tai kartais mes galim pamatyti labai labai išsitampiusi veidą nuo tų būsenų, nuo to kontrasto, kuris gali būti žmoguje, jeigu jisai, kaip ir pasiduoda tą momentą, o nepasiduoti negali, nes labai matai žiaurų kontrastą tarp to, kaip gali jaustis ir tarp to, kaip jautiesi. Nes mes, kai prantam normalizuoti tokią minusinę būseną, tokia normali, pavadinkim, tai tada taip nesitampo. Tiesiog toks statiškas veidas, tu gali identifikuoti tą būseną, o tas besitampantis yra toksai pavojingas jį identifikuoti.